Mane paskatino atvažiuoti iš tikrųjų, kaip aš ir minėjau, matytas tam tikras interviu apie Leonoros veiklą, kur aš mačiau moterį, kuri buvo tokia silpna, tokia labai aukos vaidmenį, pavargusi nuo visko ir kokia jinai grįžo, kokios jos buvo akis, kokia jinai buvo pasikeitusi. Aš žiūrėjau ir negalėjau patikėti ir aš mintyse galvoju, tai ką ten taip padaro, ar ne, kad ta moteris jinai taip pasikeičia, jinai nebesigaili savęs, jinai grįžta žinodama, kad aš galiu viską padarysiu. Ir aš jau tada supratau, kad aš tikrai čia kažkada būsiu. Tai praėjo šiek tiek laiko, ne taip ir daug, bet aš atvažiavau čia, iš tikrųjų žinodama, kad grįžti šiek tiek kitokią, pasikeitusi, ar ne. Tai šitoj kelionėje aš tokia visa ugnis tapau daug ramesnė. Man net buvo keista, aš čia tokia rami, visa atsipalaidavusi, man tai buvo gera čia būti su savim, tyloj girdėti save, kur dažniausiai sociume tu savęs negirdi. Ir galvoju, wow, ir čia tiek įvyko gilių dalykų, tokių asmeniškų, kur tikrai gal net negaliu papasakoti, bet tave tai paliečia. Tai aš išlaisvėjau, tikrai išlaisvėjau. Aš kaip niekada tikiu savim, kad aš galiu padaryti viską, kad nėra jokių kliūčių, kad aš esu tokia stipri įveikti visas tas kliūtis ir tai, ko aš noriu, aš tikrai turėsiu, tik nežinia kada. Tas mažytis klausimas, tik tai kada ar ne, kiek laiko praeis, kol tu tai pasieksi. Tai labai gerai žinau ir iš tikrųjų moterims, kurios nori kažko daugiau, rasti savo esmės ar ne to paveikslėlio, ne išorės, o tai, kas gyvena tavyje viduje, tai iš tikrųjų čia labai padeda atsiskleisti. Moteris komanda iš tikrųjų labai padeda, pataria, palaiko visapusiškai. Tai tam, kas ieško, tas ir randa. Aš iš tikrųjų, kaip ir minėjau, tai ramesnė. Man tas labai svarbu. Aš niekada nesuprasdavau, kodėl žmonės linki vieni kitiems ramybės. Man tas procesas būdavo toks keistas ir nepriimtinas. Niekada nesuprasdavau. Bet kai tu gyveni tokį įtemptą gyvenimą, tokiam tempe visur lėki ir kai tu supranti, kaip tau reikia tos vidinės tokios ramybės, kur tu galėtum įkvėpti, galvoti, ta prasme, aš viską girdžiu, aš viską jaučiu, ar ne, manęs negošia garsai, kažkokie pašaliniai impulsai. Tai aš iš tikrųjų grįšiu daug ramesnė. Aš labai viliuosi, kad aš tą ramybę sugebėsiu išlaikyti kuo ilgiau grįžusi, ar ne, savo tam realiam pasaulyje. Tai tas man yra labai svarbu. Aišku, aš grįšiu atsakiusi į savo tam tikrus klausimus. Ta prasme, aš žinau, ką man vykti dabar reikės. Tai čia toksai, wow! Nes kaip ir tu veiki, ar ne, turi savo veiklas ir taip toliau, bet kažkas tavęs nekabina, tu jauti, kad tu dar kažką turi padaryti ir tu nežinai ką. Tai tas yra daugeliui moterų, ar ne, tu kažką turi padaryti ir tu nežinai ką. Tai dabar aš jau žinau. Tai tas toksai yra neįtikėtinas. Aš manau, kad labai pasikeis gyvenimas, nes aš tikrai žinau, kad padarysiu tam tikrus sprendimus, kurie keis mano gyvenimą. Ir esu dėl to įkvėpta, laiminga, patenkinta, nes aš tiesiog nebebijau, atsikračiau tam tikrų baimių. Tai manau, rinkinys grįš neblogas į Lietuvą. Super, ypač į Lietuvą. Grįš neblogas rinkinys, kuris labai daug gali ir daug padarys. To net nebejoju. Žinok, mes čia turėjom tokių moterų, tikrai tokių skeptikių, pripažinkim, kurios atvažiavusi tokių, ir ką jūs man čia dabar. Ir jos pačios matė, kaip jos pasikeitė, ar ne, ir turbūt paliko savo žinutę, bet iš šono kaip gerai matėsi. Kaip matėsi gerai iš šono, kaip keitėsi, ar ne, akis, emocija, kiek buvo daug išraiškų. Ir tu pamatai, kad net tas didžiausias skeptikas, jis išvažiuoja pasikeitęs. Tai, ta prasme, tai ir yra geriausia žinutė turbūt, nes kaip tu kitaip įrodysi, jeigu ne realiais pavyzdžiais.